Ir dangaus užteks visiems. Šiandien mūsų šventėje jau tradiciškai vyks aitvarų laidymo varžybos, kurias organizuoja Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. Visi rekordai ir jūsų gražiausi pasiekimai nuo 13 iki 14 valandos bus registruojami. Sveikinu visus dalyvius, susirinkusius čia ir noriu visiems išaiškinti sąlygus. Sąlygos labai paprastos. Yra 3 bandymai. Norintis, kad atmatuotumėm bandymą, pakelia ranką, jeigu yra arčiau teisėjas, arba atsiunčia kokį padėjėją ir mes atėję užfiksuosim pakilimo kampą. Ir visos sąlygos. Kieno aitvaras aukščiau iškils, tas ir laimės. Stenkitės, kad kiltų aitvarai aukščiau. Dėkui. Taip pat šiandien turėsit unikalią progą pasižiūrėti ir pasidžiaugti Giedrio Bumblio rekordiniais aitvarais. Ir šiandien bus užfiksuotas šitas jo aitvarų rekordas. Taip kad prašom žiūrėti į dangų, žvalgytis, kada pamatysim tos rekordinius aitvarus. Ir laimingiausio aitvaro šeimininkas burtų keliu laimės skrydį sportiniu lėktuvu virš Kauno. Kaip ir kiekviena šventė, ir ši mūsų šventė neapsieina be rėmėjų. Ir ši šventė turbūt ir neįvyktų, jeigu nebūtų tų geraširdžių ir nuostabių žmonių. O jų turime išties labai nemenką būrį. Ir turbūt pagrindinis mūsų rėmėjas, tai yra šios žemės šeimininkas, bažnyčios šeimininkas, mūsų gerbiamas Zapyškio kunigas Antanas Mickevičius. Ir prašom gerbiamą kunigą tarti mums sveikinimą. Mes kartais galvojam, kad žemė tokia sudėtinga, bet kai jie pradeda knaisiot, iš tikrųjų ten matai žemės, miltys, šaknys. Ko gero, tą sudėtingumą aš palyginčiau su motina. Kadangi paskutinis balandžio šeštadienis, mūsų kyla akys į padangę ir mes žvelgiam į mūsų kylančius aitvarus. Kaip bebūtų, vis dėlto mūsų kiekvieno šis buvimas, tai yra palyginimas, pažvelgiam į tas moteris, į tas mamas, kurios mus atlydėjo. Taigi šis šeštadienis jau žvelgiam į žemę, o paskui truputį jau kitam sekmadieniui keliam žvilgsnį į mamas. Kaip mama išaugina vaiką, ką bekalbėt apie tai, ką žemė mums išduoda. Pradedant tuo paviršium, tom gėlėm, tai žalumynais, o gilyn ir gilyn prikasam ir iki naftos, kur paskui mes labai lengvai aeromobiliais važiuojam. Taigi belieka džiaugtis ir dėkotis jum, kad jūs turite ir kūrybos, ir džiaugsmo, ir to daugio optimizmo pakelt kuo aukščiau. Drįstu prisipažinti, derinau su pačiu viešpačiu, kad būtų geras oras, bet kažkaip
apie tą vėją. Kažkaip norėjusi, kad būtų geras oras, o vėjo kiek ir mažokai paprasčiau. Todėl, ko gero, mums kiekvienam reikės ir pabėgioti, ir pakelt, kad jūsų aitvaras pagautų vėją, o jis vėliau jau kontroliuos ant jūsų virvelių. Todėl džiaugiuosi dar kartą jūsų buvimu, jūsų dalyvavimu šią šventę ir laisvė visa jūsų žemė. Ačiū labai už jūsų buvimą. Ačiū kunigui. Ponia Laimutė. Šaukiam visi. Laimutė! Jeigu jūs galėtumėt, labai džiaugčiausi jūsų auka aukojama mūsų šitai bažnytėliai restauravimui. Kadangi kaip bebūtų ir valstybė, ir rajono savivaldybė prideda ranką, bet ir mums, kurie lankomės prie jos, tikrai jums tariu nuoširdų ačiū. Čia prie į mažojo įėjimo, jums žvelgiant iš kairės, yra galimybė užsiregistruoti tiek, kiek jūs aukojat, kam aukojat, kada aukojat. Ačiū jums labai už auką, kurie jūs paaukosit šitai bažnytėliai. Ačiū labai. Na, o kągi, ir toliau vardinu rėmėjus, nes jų išties yra daug. Bendrovė ūkininko patarėjas. Dar vienas nuolatinis rėmėjas spaustuvė Priksfix, kurios labai didelis rūpestis visada jaučiamas mūsų šventė ir mes labai jais džiaugiamės. Valdorfo klasės prie Mažvydo vidurinės mokyklos Kaune. Rėmėjas Šaulių sąjungos antros rinktinės kuopa. Koncertuos Kauno, Zapyškio, Ežerėlių, Liekiečių vaikai. Savo nuostabių išskirtinių balsų džiugins Skaidra Jančaitė. O ypatingą savo programą pagros mum būgnais Bernardas ir jo draugai iš Vilniaus. Per Jurginės. Kartais taip sukrenta šeštadienis, kad būna ir per pačias Jurginės. O šiandien Jurginės buvo ketvirtadienį, taigi. Bet labai gražu, kad mes darbų ir truputėlį pabūti su žemė ir dangum. Jore, šeledėk žemė, jore, šeledėk žemė, jore, palais krasų, jore, palais krasų, jore, palai žolė, jore, palai žolė, jore, snežanėta, jore, snežanėta. Ir ta daržė auga, ir ta daržė auga, toino aptaisyta, toino aptaisyta, sapa ėmsiu, rotą sapa ėmsiu. O dabar jums dainuoja mergaitė iš Ežerėlių. Bėgtų ožka, aš atsiųsiu vilką. Vilkas nejo ožkos pjaut, ožka nejo builio graužt. Builis mane nesuprato, sukė, nesuk. Palauk, kiek tu vilkė, aš atsiųsiu svielčių. Svielčius nejo vilko šaut, vilkas nejo ožkos pjaut, ožka nejo builio graužt. Builis mane nesuprato, sukė, nesuk. Palauk. Ačiū Galytei, na, o mūsų koncertą tęsia jos brolis Dainius. O Dainis padainuos šiek tiek kitaip. Taip, tai ir visiems žinoma.
Menukai man su minia, tekdavo eiti žygiuoti į Dievo buveinę. Būrį iškilmingą džiaugsmą, aidis aplinkui balsams. Būrį iškilmingą džiaugsmą, aidis aplinkui balsams. Kaip ištroškusi elniai, kuo džiaugstelio, taip ir mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Kaip ištroškusi